Pradžioje aš noriu padaryti porą eksperimentų tam, kad prablaškyti jūsų mintis ir tam, kad būtumėt kai kurie man reikalingi, kai kuriam eksperimentui, kurį aš padarysiu čia. Visi esantys čia tuo tarpu ir komisija ištiesiam rankas į priekį. Tiesiam į priekį. Tiesiam, bus įdomu. Jo, publika irgi iškeliam į viršų. Papurtom. Gerai. Atgal. Papurtom. Suspaudžiam. Suėmam. Ir greitai ištiesiam rodomosius pirštus. Šaunuoliai, čia yra nykščiai, rodomieji pirštai yra va šitie. Kaip sakom, čia yra paprastas įtaigos testas, suprasti, kaip jūsų smegenys dirba. Sekantis eksperimentas bus kur kas įdomesnis bei budresnis. Publika su manim, rankos į priekį. Lygiai taip pat, į viršų. Papurtom. Gerai, atgal. Papurtom. Apsukam, sukryžiuojam, suėmam, taip, kad nykščiai žiūrėtų į apačią. Ištiesim rodomosius pirštus į priekį. Padarom 2 veiksmus taip. 1, 2. Jeigu viską teisingai darėte, sekantį veiksmą padarysite be priekaištų. Atsukam 180 laipsnių kampu. Va, taip, kad abudu nykščiai žiūrėtų į viršų. O dabar galima padaryti, va, taip. Perėsim prie pagrindinio eksperimento, dėl ko aš šiandien atėjau. Man reikalingas bus tam tikras vienas žmogus į salės, kurį aš atrinksiu labai įdomiu būdu. Laisvų pasirinkimų. Svarbiausia tai, kad šį kamuoliuką mesiu ne aš, o Marijonas. Marijonai, laikyk. Jūsų užduotis bus mesti kamuoliuką į salę. Pirmas žmogus pagavęs salėje meta sekančiam. Antras žmogus, kuris pagaus, meta trečiam. Man reikalingas trečias asmuo, kuris pagaus šį kamuoliuką. Gerai pasiruošę? Metam, bet kam. 1, metam sekančiam. 2 ir 3. Trečia turi. O, šau. Atsistojam. Prisijungiau su audringais aplodismentais, pasitinkam ją ant scenos. Ko vardu? Viktorija, malonu. Atsistok šiandien. Viktorija, dabar įsiklausyk mane įdėmiai. Žiūrėk mane, kokias taip. Netrukus, kaip sakom, mes nukeliausime į tavo pasąmonę ir bei tavo vaizduotę, bet aš būsiu tavo vaizduotės vedlys. Visą tai, ką aš pasakysiu, tu turėsi įsivaizduoti. Bet atsimink tai, kad vienu momentu tu turėsi savo laisvą pasirinkimą, kurį tu padarysi. Jeigu mane supratai, paprastai paliksai galvą. Šaunu, gerai. Dabar taip. Aš noriu, kad tu įsivaizduotum prieš save baltą sieną. Įsivaizduojai? Jose atsiranda duris. Įsivaizduojai? Gerai. Įsivaizduoju, kad mes atidarome duris ir įeiname į biblioteką. Matom knygų lentynas kairiai pusiai, dešiniai bei tiesiai. Į kurią pusę tu nueisi? Į kairę, į dešinę ar tiesiai? Tiesiai. Nori pakeisti nuomonę? Ne. Gerai, įsivaizduoju, kad einam tiesiai, prieinam prie vienos lentynos, kurioje yra 1, 2, 3, 4 lentynėlės. Sakyk mikrofoną. Įsivaizduoju, kad iš vienos iš tų lentynėlių mes ištraukiam knygą. Iš kurios traukiam? Iš 1, 2, 3 ar 4? 4. Viršutinės, taip? Taip. Įsivaizduoju, kad ištraukiam knygą, žiūrim čia ir sakom knygos pavadinimą, tai yra, bet kas šauna į galvą. Haris Poteris. Haris Poteris. Nori pakeisti knygą ar ne? Ne. Gerai, pradedam versti puslapius. Sakai bet kurioje vietoje stop. Stop. Kelintam puslapį sustojom, numerį, žiūrėk čia naisa, sakyk numerį. 102. 102 tinka ar nori pakeisti? Ne, tenka. Gerai, pilnai atidarom 102 puslapį, viduje matome žodžius. Noriu, kad pasirinktum vieną iš jų, nieko nesakytum, bet turėtum mintise. Turi? Uždarom knygą ir padedam atgal. Viktorija, dabar tu turi vieną žodį mintise, taip? Gerai, įsivaizduok, kad tas žodis pas mus yra parašytas iš kairės į dešinę didelėm raidėm, taip. Aš sprakteliu pirštais ir visos raidės įsidėsto chaotiškai. Dabar mintise aš noriu, kad tu sudėliotum raidę po raidę, kol nepamatytum didelį žodį. Turi? Gerai, dabar pirmą kartą garsiai pasakyk tą žodį, kurį pasirinkai. Katė. Aplodismentai. Šitas markeris yra neįprastas tame, kad viduj šio markerio aš turiu vieną popieriaus lapelį. Noriu, kad ištiestum rankytę į priekį, bet kurią. Gerai, šitą paimsiu. Viduj yra popieriaus lapelis. Aš noriu, kad tu paimtum, atidarytum jį. Iš visų tavo pasirinktų žodžių, tu pasirinkai būtent žodį katė. Viktorija, čia tavo atminimui. Rankytė ir bučkis. Prašau.